Šiandieną tokia nuostabi diena, tiek noriu pasidžiaugti. Šiandien diena kaip ne tik, kad aš esu energopraktikė ir padedu žmonėms gydytis, pradedu žmonėms pamatyti šviesą, bet ir ta diena, kaip aš pradėjau mokyti žmonės to pačio, ką aš pati darau. Tapau mokytoja. Taip, kadangi aš mokausi toliau, ne tik nesustojau ir toliau mokausi ir noriu padėti žmonėms, todėl noriu, kad daugiau šviesių sielų ateitų į šį pasaulį. Aš atskleidžiu kitus žmonės. Ir šiandien diena pilna džiaugsmo ir laimės, kad aš tai galiu daryti. Kad tai, ką aš visą gyvenimą galvojau ir svajojau, svajonės pradedam pas mane pildytis. Ir paprasčiausiai viskas taip lengvai pradeda eiti, kaip ir sakau, kai žmogus įsivalo iš daugybės programų, iš daugybės tų suvaržymų, kurių mes turime. Mes pradedame gyventi kitaip, mes pradedame save jausti ir mes pradedame jausti savo sielą. Kiekvienam linkiu atrasti save. Kiekvienam linkiu išgirsti savo sielą. Nesėdėti, nelaukti, kad kažkas kažką atneš, o paprasčiausiai žengti tą žingsnį. Šią savaitę mano klubo yra paskutinė diena, penktadienis. Ir mano klubo nariai yra tokie laimingi turėdami tai, kad tu gali žmogus pajusti visai kitokį gyvenimo skonį. Nes tai, kai jie pradėjo klubą ir kaip jie dabar pabaigė klubą, sako, mes tapome visai kiti. Mes tapome ne tie atėję. Jų sielos pradėjo daugiau šviesti nei buvo prieš tai. Ir tokia laimė yra, kai tu gali žmonėm padėti ir šypsotis, ir džiaugtis, ir žinai, kad jie gali eiti į priekį ir tu gali. Ir tu gali, nes mes kiekvienas galim, mes kiekvienas save renkamės. Ir mes turim save rinktis. Labai džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi tai, kad ne tik nesustojau, ne tik neklausiau kitų, kad ką tu čia darai, dėl ko tu čia darai, o paprasčiausiai ėjau savo sielos keliu. Ėjau, kur mano siela prašė, kad eitų. Ir dabar aš jaučiu didelę pilnatvę gyvenime. Ačiū Jums.